Bėgčiau, jei galėčiau, jeigu tokias kojas turėčiau kaip garnys. Ir mes būtumėm laimingi, jeigu mes kažką tai turėtumėm. Mes būtumėm laimingi, jeigu mes galėtumėm daryti tai, ką mes norime daryti. Ir tuo pačiu mes užmerkiam akeles, kad suprasti, kad tie darytojai esame mes. Tiesa, reikia prisiminti, kad nedarimas irgi yra darimo dalis. Spaudoje pasirodė, kad trūksta mokyklose 300 psichologų. Ir tuo pačiu kalėjimuose trūksta psichologų. Visur trūksta psichologų, dėl to, kad mes visi esam pavargę psichologiškai. O žinote, ką reiškia žodis psichologija? Tai yra psicho ar psiche. Iš graikų kalbos išvertus reiškia siela. O visa kitka reiškia mokslas. Iš tikrųjų, psichologija yra sielos mokslas. Ne proto mokslas, o sielos mokslas. Mes esam dvasiškai išsekę. O dvasiškas išsekimas atsiranda tada, kai mes esame praradę savo tapatybę. Kai mes nežinome, kas mes esame. O tai nutinka, kai mes pradedame abejoti savimi, kai mes pradedame galvoti, kas mes esame, kaip mes turėtumėm. Ir visi tie dalykai dažniausiai atsiranda mūsų galvose tada, kai mus įtikina, kad mes turime kažką tai daryti teisingai, nes taip, kaip mes dabar elgiamės, yra Ir šitas dresiravimas jau prasideda mokykloje. Kai kala, kaip tu turi mokytis, kaip tu turi nejudėti, kaip tu turi stovėti, kaip tu turi šnekėti, kad tik tais visiems įtiktum ir patiktum, ir kad tik tai save išduotum, nuneigtum ir suspaustum, sugniauštum ir visam šitam suspaustam kumštėtam kalėjime bebūnant, mes turime kažkaip dar sugebėti ir augti, ir plėstis, ir matyti tolimus horizontus, kas darosi labai labai sudėtinga. Dėl to, kad mes tiesiog esam uždarę savo tą protą į kalėjimą, iš kurio paskui patys ir bandom pabėgti psichologų pagalba. Bet pagrindinė mintis dar ir tame, kad psichologai irgi yra žmonės, gyvenantys šioje planetoje ir darantis tuos pačius dalykus, taip pat pavargstantis, taip pat išsitaškantis, taip pat pasimetantis ir nežinantis. Ir visa tai ir yra gyvenimas. O mes vis laukiam ir laukiam, kol kažkas iš valdžios, iš dangaus, iš dar kažkur ateis ir mums akeles atmerks, kai mes taip stipriai jas laikome užmergę. Hipokratas yra pasakęs, prieš kažką tai gydant pasiteirauk, ar jie yra pasiruošę atsisakyti to, kas juos sargdina. Joks psichologas nesugebės jums nieko padėti, jeigu jūs tęsite tas veiklas, kurios jūs ir sargdina. Tai reikia suprasti. Reikia, kad įsigilint, kas mane sargdina. Sargdina bandymas atitikti kažkokius standartus, kurie man svetimi. Sargdina mane aplinka, kurioje aš esu. Sargdina mane pastovų savęs privartavimas, kad tu privalai būti sėkmingas, būti geidžiamas, būti norimas, būti visur kviečiamas. Nes tik tais tada, kai tu esi diplomais apsikrovęs, kai tu apsikrovęs daiktais prabangiais, blizgančiais, tada tu esi vertas būti. Kitaip, netgi tavo alsavimas turėtų būti apribotas dėl to, kad tu tiesiog švaistai šitos planetos deguonį, būdamas kažkuom tai, kuom tu iš tikrųjų ir turėtum būti. Ir tuo mes visi tikime. Ir žinote, tas visas toksai pasakymas, kai žmonės sėdi lavos katile, tai jeigu kažkas bando išlipti, jį traukia atgal. Taip, ne, tu nepabėgsi, tu būsi su mumis. Tai va tas pats dalykas nutinka, kai kažkokie tai žmogeliukai nusprendžia, kad jiems atsibodo tam visam bardakė būti ir jie sako, varo aš iš čia, minu iš čia, vinioju meškerės iš langas ir nešu muilą, velniop iš čia. Tada atsiranda tas visas visuomenės, o kaip tu gyvensi, o kaip bus iš tikrųjų, o mes nežinom iš tikrųjų, kaip mes gyvensim. Mes netgi nežinome, ar mes iš vis gyvensim, nes kai žmonės būna tokiai dideliai įtampoj, nutinka labai keistų sprendimų ir tada gyvenimo laikas drastiškai gali sutrumpėti. Ir čia kalbu ne apie kažkokias savižudybės, čia kalbu apie svaigalų vartojimą, apie agresyvų vairavimą, apie visokiausias ginčių temas, į kurią žmonės lenda, kad galų gale išsiplėšti iš tos matricos, į kurią patys save ir įsodino. Hipokratas sakė,
Paklausk žmonių, ar jie nori atsisakyti. Atsisakymas turi įvykti tuose ligoniuose, tuose, kurie serga, tuose, kurie jaučiasi ne kažką. Jie turi padaryti pirmąjį žingsnį, kad visokie Hipokratai galėtų jiems pagalbą padaryti. Nes kol ta pagalba stovi neprašyta, jinai neįeina į tą žmogų. Ir jeigu jūs įsivaizduojat, kad jūs kažkoks psichologas ateis į mokyklą ir jūsų vaikų dėmesį atplėš nuo kranėlio, atplėš nuo viso jo iliuzijos, kad turi pritapti, atitikti tenais visokiausias taisyklės, kiek jį ten prisigalvoja yra. Ir tada jisai pasijaus geriau. Ne, tai nenutiks. Nenutiks dėl to, kad tėvai grįžus tiems vaikams namo, daro tus pačius dalykus, žiūri telikus, skrolina visokiausias socmedijas ir daro visiškai nieką. Pastoviai užsikompleksavo, pastoviai įstikinėja, kad reikia tenais visokiausių ten procedūrų prisidaryti, kad būtum labiau žmogiškas. Kaip ten kažkas netgi buvo parašęs, reikia susitvarkyti. Įsivaizduoju, žmonės susitvarko savo fasadą, kad užmaskuoti savo vidinį ne kažką ir tada jie jaučiasi, kad dabar jau kažkas tai geresnio nutiko su jais. Dabar jų gyvenimas yra labiau Ir čia galima iš tikrųjų filosofuoti. Galima daug filosofuoti, galima daug podcastų žiūrėti, galima daug audio knygų pasiklausyti, galima online visokių mokymų prisipirkti. Ir visą tą laiką leisti toliau prie ekrano, prie to, kas jumis labiausiai ir sargdina, prie tos visos informacijos tyliai stebėti, pačiam tarytum nedalyvaujant, nes tu stebi, kas ten ekranėlį vyksta, o pats lieki už ekrano, kaip ir dabar, pavyzdžiui, jūs visiškai nejaučiat nei temperatūros, nei gryno oro, nei tos visos tylos, nei paukščių, galbūt biškai girdite, bet jūs negirdite to, kad paukščiai ir čia, ir čia, ir čia, ir čia, ir visur jie čiulba. Tam reikia būti vietoj, gamtoje, tam reikia, kad tai vyktų, kad vyktų patyrimas. Ne vien tik tais tas toksai žiūri akis, mato informaciją ir siurbė save ir galvoja, aš man atrodo, žinau, kaip jis jaučiasi. Man atrodo, mano gyvenime praeitais metais buvo kažkas, tai nutikė panašaus ir aš jaučiausi taip, turbūt jis jaučiasi taip pat. Ir visas tas toksai, turbūt galvoju, viskas vyksta galvoje, kur jau yra perkrauta, neišsimiegojus, pilna visokių kažkokių nesubalansuotų hormonų, pilna visokiausių traumų, visokiausių pasąmonės spastų, pelkių, duobių ir dar visokiausių dalykų. Ir visam šitam jovale, kai mes esame, mes bandome padaryti adekvačius sprendimus. Ar įmanoma tai padaryti? Abejoju. Žmonės vis laik stengiasi padaryti geriausia, ką jie gali. Jie iš tikrųjų nuoširdžiai stengiasi padaryti geriausia, ką jie gali. Ir jeigu tai, ką jie gali geriausiai, yra visiškas absurdas arba ne kažką, vis tiek tai buvo geriausia, ką jie galėjo padaryti. Žiūrint iš tos bendros perspektyvos, kaip vakar su Debesupėjaus komanda šnekant, Monika pasakė, tas dalykas vadinasi resursai. Jeigu pa žmogų yra tušti resursai, tai kokių sprendimų iš jų galima tikėtis? Ko galima norėti žmogaus, kurio resursų bakai yra tušti? Ten tik kažkokios nuosėdos ir rūdys, maskatuojasi dugne. Ir tada iš tų visų sprendimų tas žmogus turi priimti teisingą sprendimą, kuris būtų visiems nuostabus ir vertas ovacijų. Nebusgi taip, nebus. Reikia grįžti į save. Nustoti ignoruoti savo kūną, kuris pastoviai šneka. Mūsų kūnas kalba mums su padažnėjusiu širdies ritmu, jisai kalba mums su įtampa, su išdžiūvusia burna, su šlapiais, dregnais delnais. Jis kalba per visokiausius ten drebulius ir purtesius ir dar visokiausius kitokius dalykus. Žmonės kartais jaučia kažkokį tai pavojų ir tai yra jų kūnas, kuris bando jiems kažką tai pasakyti. Tada tas žmogus sako, jaučiu kažką tai. Ir tada jis gali pasirinkti arba prisigerti ir visą tai užmaskuoti, arba galų gale reaguoti į tą signalą, kuri mūsų tas nuostabasis instrumentas mums siunčia. Ir jeigu mes nesam užsiėmę per daug kažkokiais tai ten skrolinimais arba galvojimais, ką kiti apie mus mano, tada mes atsiduriame toje vietoje, kurioje atsiranda kontaktas. Bet kad tą kontaktą išvystyti aiškaus ir ryškaus suvokimo, kas yra kas,
reikia patirties, reikia jautimo, reikia pradėti jausti. O kad jausti, reikia tiesiai eiti į patyrimus. Tai va, galima šnekėti labai ilgai ir nuobodžiai, kas tas patyrimas, kaip tas patyrimas nutinka. Ne, jis nenutinka prie ekrano. Jis nenutinka pasyviai žiūrint per telefoną arba per kompą, kaip tas patyrimas nutinka. Tai yra darant. Galima šokti su parašutu, galima šokti šokių salėje, galima kalbėti su gyvai žmonėmis, ne online, su gyvai žmonėmis. Visa tai yra veiksmas. Angliškai doing. Darimas. Ir be darimo nebus nieko, kad ir kaip jūs norėtumėt. Filosofuot galima, šnekėt galima kaltinti, galima teisintis. Bet kur tai veda? Į kažkokį žiaumojimą situacijos. Žiaumojimą kaip kramtomas gumos. Žiaumoji, o sotumas kaip neteina, taip neteina. Bet kai darai darymą, bum, ir nutinka. Ir dabar čia buvau praeitą savaitgalį Norvegijoje, Paščelių saloj. Jis man suteikė galimybę panardyti su visa įranga Šiaurės jūroje ir pasižvalgyti po tą visą dugną. Ir ten atinu tą akimirką, kaip aš tenais varau paviršium ir žiūriu toks didžiulis krabas. Ir galvoju, einu aš pas tą krabą, paglostyti jo. Ir kaip kišau galvą ir į tą mano vamzdį vandens pribėgo. Ir aš toks biškį užsikosėjau, išnėriau paviršių. Kai susitvarkiau savo vamzdį, krabas buvo dingęs. Ir va ką tom noriu pasakyti? Tom noriu pasakyti, kad kai papuoli tą visą povandeninį pasaulį, staiga šitas visas pasaulis, su visais nerimais, su visokiausiam idėjom, ir išnyksta. Būni tiktais tu ir naujovė, kažkoks naujas pasaulis, kažkoks naujas patyrimas, kuriame tiek daug visko. O protas būna visiškai švarus. Aš toks buvau švarus ir tyras tame vandenyje, kad netgi pamiršau, kad aš nesu vandens gyvūnas, kad man reikia tiesioginio kontakto su oru, kad alsuoti. Bet ką noriu tom pasakyti? Kad nardymas yra kaip pats didžiausias, nuostabiausias antidepresantas. Ir visa tai suveikia dėl to, kad turi užlaikyti kvėpavimą, tu esi toje aplinkybėje, kuri yra visiškai kitokia negu visa šita realybė, ir dėl to tavo protas nuščiūva. Jeigu visose mokyklose ir kitur visur trūksta tų psichologų, jūs patys jaučiatės, kad jums kažkas tai ne kažką, reikia netoliau skrolinti ekranėliuose arba vartoti alkoholį arba dar kitokius viskiausius ten svaigalus. Jūs turite eiti į kontaktą su savimi. Nes depresija, deep rest, gilus poilsis, tai yra kūno sakymas. Atsiknisk tu nuo manęs. Kada pradėsim gyventi? Kada pradėsim daryti darymą? Ir užteks čia kalbėti. Reikia daryti. Reikia daryti tai, dėl ko aš čia ir atėjau.